O Jėzus viską apverčia antraip ir sako, ne, tikintis žmogus gyvens pagal kitą tvarką. Nori tikėti, rodyk savo meilę šalia esančiam žmogui. Nevadovaudamas, ne pirštų nurodinėdamas, ne nosį užriesdamas, bet tarnaudamas ir žengdamas į tokią tarnystę, kur ne visada patogu. Ar verta ilgose pamaldose dalyvauti? O šitos šventos mišios didįjį šeštadienį yra pačios ilgiausios, pačios turtingiausios. Bet tuo pat metu, ypatingai tie, kurie neturi galimybės atsisėsti, kaip liaudis, kad sako, jeigu dar ir kojos nevaldiškos, prailgsta. Todėl jeigu yra galimybė kažkur ant laiptelių ar dar kur nors drąsiai atsisėsti, tuo pasinaudokim. Kartą metuose mes kaip tikinti žmonės susirenkam, kad galėtumėm visą savo tikėjimą vienu metu imti ir peržiūrėti, tarsi kokį visą savo gyvenimo dokumentinį filmą. Štai žiūrėkim, didžiąją savaitę ketvirtadienį prisimenam, kaip Jėzus nuplauna mokiniams kojas. Dar visai neseniai kojos buvo pati purviniausia vieta. Juk kiekvienas iš mūsų girdėjom ar skaitėm, kaip mūsų seneliai ar proseneliai sakė, kad visas gyvenimas dažniausiai vykdavo basom kojom. Ir tik kada nekada į kokias šventes užsidėdavo kokius nors batus. Kodėl Jėzus pasirenka daryti tai, kas yra žemiausia? Netgi vergams plauti šeimininkų kojas buvo žemas užsiėmimas. O štai Jėzus iš tikrųjų nusprendžia parodyti savo meilę iki galo. Vot kodėl kitas žmogus nusprendžia padaryti tai, ko paprastai kiti žmonės nedaro. Juk žiūrėkit, nuo pat vaikystės mes turim savo gyvenimo patirtį. Kaip mes pešame smėlio dėžiai, mokykloj, visi norim būti viens už kitą geresnis. Kas gaus daugiau dėmesio, kas bus pirmas, kas dar kur nors. Taip yra. Bet užaugom, argi kas nors pasikeitė. Žiūrėkim, kaip pešasi žmonės televizijoje ar dar kur nors. Netgi tam pačiam gyvenime, tam pačiam darbe. Kiek intrigų, išdavysčių, apkalbų ir kitų dalykų, kad tik aš va geresnis už kitą. O Jėzus viską apverčia antraip ir sako, ne. Tikintis žmogus gyvens pagal kitą tvarką. Nori tikėti, rodyk savo meilę šalia esančiam žmogui. Nevadovaudamas, ne pirštų nurodinėdamas, ne nosį užriesdamas, bet tarnaudamas ir žengdamas į tokią tarnystę, kur ne visada patogu. Ar verta su tokiu Dievu susidėti? Ką šitoks tarnaujantis, plaunantis kojas, Dievas ir žmogus gali išmokyti mane ir tave. Juk kaip Tūlas pilietis galėtume pakraipyti galvą ir pasakytume, kaži, ar jis galėtų išgyventi 2026 metais. Gal jo mokslas iš tikrųjų nekaži kaip galėtų būti pritaikytas mūsų Lietuvos tikroviai. Eikim toliau į vakarykščią dieną, į didįjį penktadienį. Tai vienintelė diena, kai nėra šventųjų mišių, o yra Švento kryžiaus išaukštinimo apeigos. Kai prieš akis paprastai mums yra kažkoks kryžius, medinis, ar iš kažko kitko padarytas, su taip vadinamu krucifiksu ar nukryžiuotoju, kuris yra mums prieš akis ir mes klausiam. Nu kaip taip? Vot būtų Jėzus galingas, įtakingas. Taip kaip dabar, kad matom politikoje, kuo galingesnis ir įtakingesnis, tuo labiau žmonės taikosi prie tų žmonių. Bet ne, jis pasirenka būtent tokį būdą prakalbinti mūsų širdžiai. Ir vėl ateina laikas, kai kiekvienas iš mūsų esam kviečiami arba atiduoti jam garbę, arba tiesiog nesuprast. Juk prisimenat tą labai gerai žinomą vietą, kur Jėzus nukryžiuojamas ir du latrai
vienas iš vienos pusės, kitas iš kitos pusės. Abu jie prisidirbę yra labai. Tačiau vienas, kentėdamas tokią pat kančią, suvokia ir supranta ir sako savo bičiuliui, jis nekaltas, mes tai žinom, plėšėm, vogėm, prievartavom ir mūsų gyvenimo pasiekmė baigėsi va šitaip, o šitas nekaltas. Ir jis sako, prisimink mane. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o nukryžiuotas Jėzus mums yra raktas į prisikėlimą ar priešingai papiktinimas? Juk kryžiaus ženklą, kurį darom virš savęs, tiesiog žegnodamėsi kiekvieną maldą pradėdami, sakom ką? Nu Dieve, aš priklausau tau. Aš, mano gyvenimas, tą, ką aš turiu, kas aš esu tavo. Lygiai taip pat kaip krikšto metu. Juk šiandien kaip tik po pamokslo mes kreipsimės į visus šventuosius, kurie savo gyvenimu parodė, kad artima draugystė su Dievu yra įmanoma, pašventinsim vandenį ir atsižadėsim piktosios dvasios, įvairiausių dalykų, kurie vargina. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o ar tas suvokimas ir supratimas, kad aš esu ir tu esi Dievo draugas, o taip kaip pirmieji apaštalai, ar yra aiškus mano ir tavo širdį? Juk žiūrėkim, mes galim užkelti reikalavimus tiem buvimo motinių, tokius aukštus, kad galiausiai ne vienas negalėsim pasiekti. Ir kaip liaudis šmaikščiai, kad sako, žiūri kaip katinas į aukštai pakabintus lašinius ir kniautė negalėdamas pasiekti. Bet žiūrėkit, kokie motiniai buvo pasirinkti Jėzaus? Tokie kaip mes. Buvo karštakošių kaip Jonas ir jo brolis Jokūbas. Pamatęs, kad nepriima Jėzaus, susinervinę, sako Jėzui, prašysim iš dangaus, kad kristų ugnis ir sunaikintų. Ir Jėzus ramina, atšaldo juos, sakydamas, ką jūs čia šnekat vėjus. Buvo kitas karštakošis, šventasis Petras, kuris prisiekinėjo, kas jau kas, bet aš plėšydamas maitę gyvybę už tave atiduosiu. Ir Jėzus turbūt numojęs ranką sako, nepažįsti tu savo širdies. Iškils bėda ir bėgsi į krūmus ir išduosi 3 kartus. Buvo Judas, kuris valgė kartu ir matė visus dalykus ir išdavė. Dievui nėra problema žmogaus širdies silpnumas. Dievui problema yra žmogaus užsidarimas savo širdį ir pasakymas, žinai Dieve, gal kaip nors aš be tavęs. Ir raktas, kuris atrakina tą mūsų širdies užsidarimą, yra ne kas kitas kaip kryžius. Jėzus, kuris ateina ir sako, iki paskutinio atodusio aš ieškosiu kelio į tavo širdį. Ieškosiu. Bet kaip? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes susirinkę, tegul ir šiek tiek nepatogiai dėl ilgumo, bet suvokim ir suprantam ir norim, kad tas tikėjimas atsinaujintų mumise, kad jis suspindėtų ir sužibėtų pilna jėga mūsų gyvenimuose. Kartą viena didžiulė biblioteka tiesiog ėmė ir sudegė, liko tik vienas rankraštis. Apdegęs atidavė jį parduotuviai, kad galbūt parduotų. Ir stovėjo tas apdegęs rankraštis eilę metų. Galiausiai, darydami tvarką, pamatė, kad ten viso labo kažkoks neaiškus rankraštis, paima jį ir išmeta lauk, nes nelabai gražiai atrodo. Ir vienas Elgeta randa jį ir galvoja, imsiu ir tiesiog pasišildysiu. Pradeda skaityti ir ten parašyta. Žmogus, kuris atras šiltą akmenį prie jūros, taps laimingų žmogum. Jo gyvenime bus visko, ko jis nori. Ir pagalvojęs, kad jo gyvenimas ar taip yra iššvaistytas, nusprendžia, kad o kodėlgi neišbandyti, jeigu tai prašo. Ir eina ieškodamas pajūrį to šilto akmens. Paima vieną, šaltas, meta į jūrą, paima kitą. Ir tai bėga dienos, metai.
Ir štai po 14 metų staiga jis paima vieną akmenį ir jis šiltas. Tačiau iš įpratimo jis tiesiog meta į jūrą ir jo nebelieka. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o nebūna tau, nebūna man, kad Dievas ateina kartais labai ramiai į mūsų gyvenimą tam, kad prakalbintų mus, tam, kad išsklaidytų mūsų nusiminimą, įkvėptų drąsos, pastiprintų. Ir mes iš įpratimo numojam ranką ir tarsi tą šiltą akmenį išmetam kaip paprastą patirtį. Ai, čia nieko tokio. Arba pasiduodam labai paprastai pagundai, kad, čia kažkaip. Ar matau aš, ar tu matai mylinčio Dievo veikimą savo ir kitų žmonių gyvenime? Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien klausydamiesi prisimenam, kad mūsų tikėjimas atsiremia į Jėzaus prisikėlimą. Jėzus yra tam, kad prikeltų, parodytų mums kelią ir šviesą. Bet, mėly broliai ir seserys, Dievas nėra tam, kad atimtų iš mūsų drąsą gyventi. Ir galbūt savo aplinkoje esame matę kokį nors tikinti žmogų, kuris pabėga nuo šito gyvenimo, pasislepia, įsivaizdavime, kaip ten bus kaži kur. Ir tokiems žmonėms tiktų kitas pavyzdys. Ateina pas seną vienuolį į vienuolyną, žmonės kalbėtis, kalbasi apie įvairiausius gyvenimo rūpesčius, kitus dalykus. Sekmadieniais yra bendras toks susitikimas. Ir štai vieną sekmadienį ateina žmogus, kuris keletą kartų klausia to paties klausimo. Atsakyk, sako, o kas mūsų laukia po mirties? Vieną kartą pagyvenęs vienuolis tik nusišypso ir nieko neatsako. Visiems kitiems atsakinėja, o šitam žmogui nieko neatsako. Ir neatsako keletą kartų jam klausiant. Galiausiai pasibaigus laikui, jaunieji vienuoliai klausia jo, o kodėl tu neatsakėjai? O vienam žmogui. Ir jis atsakė labai paprastai. Žmogus, kuris per daug domisi anapusiniu pasauliu, paprastai nenori gyventi šito gyvenimo. O Dievas mus moko, kad mes gyventume šitam gyvenime, kad mes mokytumėmės iš Jėzaus meilės pamokas, kad sugebėtume rūpintis ir kad sugebėtume mylėti, kad sugebėtume brandinti savo širdį tai, kas vadinasi meilė. O išvertusi paprastą buitinę kalbą, žodis meilė reiškia dosnumą gerumu. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, Jėzaus prisikėlimas nėra pasakymas, te pasiunta gyvenkim kaip norim. Ateis laikas prisikelsim, va tada gyvensim. Ne visai taip, ne tokia žinia. Jėzus ateina ir sako, imkit pavyzdį iš manęs, kad būtumėt dosnūs savo širdies gerumu. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien mes po pamokslo atnaujinsim krikšto pažadus, labai aiškiai išpažindami, kad mūsų gyvenime yra vietų, kur nesam patys stipriausi. Ką nors vargina nusiminimas, kažką vargina puikybė ar pavydas, kažkam su gobšumu nekas, kažkas nesusivaldom ties šaldytuvu ar kitais dalykais. Štai kodėl atsižadėdami prisirišimo netvarkingo ir piktosios dvasios mes ir sakom, Dieve, duok mums jėgos ir išminties, kad mes būtume dosnūs gerumu, kad šalia esantiems žmonėms būtų gera šalia mūsų. Štai kodėl šiandien susirinkę mes ir klausomės Dievo žodžio, kuris kalba, kuris stiprina, kuris nušviečia mūsų širdis ir kuris iš tikrųjų skatina iš naujo apsispręsti ir pasakyti, Dieve, sutinku ir noriu būti tavo mokiniu. Amen.